2026 metais Airbnb nebėra tie lengvi pinigai, kurie buvo prieš kelis metus. Ir daugelis tai supranta tik tai tada, kai nusiperka būstą. Nes socialiniuose tinkluose atrodo, kad nusiperki būstą, įmeti į Airbnb ir pinigai krenta savaime. Bet realybė dabar daug sudėtingesnė. Konkurencija didelė, mokesčiai didėja, įrengimas brangus, užimtumas vyroja. Ir tada žmonės supranta, kad Airbnb nėra tiesiog pasyvios pajamos. Tai yra verslas. Ir čia yra vieta, kur daug žmonių suklysta. Jie skaičiuoja maksimalų scenarijų, idealios kainos, maksimalus užimtumas, jokių problemų, bet jie neskaičiuoja tuščių savaičių, sezoniškumo, valymo, administravimo, remonto, streso. Ar Airbnb šiandien gali apsimokėti? Taip. Bet šiandien laimi ne tie, kurie tiesiog nusiperka būstą, o tie, kurie realiai moka skaičiuoti. Parašyk komentaruose, ar svarstytum Airbnb 2026 metais. Ir sek mano profilį, čia kalbu apie NT.